atvykę į Baltijos žiedinių lenktynių čempionatą. Treniruočių diena šiandien, o treniruotis mes jau pabaigėm. Nebūtinai savo norų. Šiaip bendrai, treniruotis sekėsi visai neblogai. Be kažkokių didelių momentų buvo tik vienas momentas, kai prieš savo akis dėja vienas E46 BMW nuslydo į cemento blokus, bet tai yra Rygos klasika ir labai neatleidžia nei klaidų. O visą kitą treniruotėse maždaug kaip ir gerai. Bandžiau koks prisijaukinti mašiną. Aš mašiną kaip ir jau prisijaukinęs, bet aš niekaip jos neprisijaukinu važiuoti greičiau. Praeitą etapą aš važiavau minutę 31 šitoj trasai ir dabar iš minutės 32 neišlipu. Tai tas šiek tiek glumina, gal naujas padangas užsidėjus bus geriau, bet toks faktas. O dėja, treniruotės mums pabaigė ir paskutinės sesijos nesuvažiavom, nes labai transmisinė alyva pakvipo ir tai buvo Kiurės pavarų dėžės pusašio riebokšlis. Tai va, pasidavė štai šitas riebokšlis keleivio pusės pusašio, o kaip matot, jis nėra toli išmetimo kolektoriaus. Ir, kaip žinot, alyva mėgsta svilt arba ar užsidegti. Kaip dėja buvo Makso Jevdienkovui praeitą Rygos etapą, tai nerizikuojam ir ryte laukiam naujo riebokšlio. Ačiū Lukui Staškūnui. Ir mane nervuoja tas faktas, kad nesugeba pagreitėti dėl vieno dalyko. Čia yra Andriaus Keblio mašina, bet jeigu pastebėsit, ne Andriaus Keblio vardas ir pavardė. Ten stovi Julius, jisai Faslapę važiuodavo, va. Ir jis irgi važiuodavo su EP3, taip pat baltu, taip pat numeris 24 jo visada būdavo. Ir jis yra motherfucking velniškai greitas, ypač su šito automobiliu. Tai norėčiau bent kažkiek pagreitėti, kad bent sugebėt su juo pasilaikyti. Per treniruotę bandžiau aš įvytis, bet negaliu pasakyti, kad labai pavyko, nes ne tik ta mašina, bet ir pats Julius yra tikrai labai greitas. Taip pat, kad dar pamiršau parodyti, tai kad turim naują splitterį. Ir šį kartą jis nėra banano formos, jis tiesus. Metaliniai endplaitai. O bananizmą nuima 2,5 eurų plieninis profilis iš senokų. Taip pat ratai, kuriuos subeldžiau Kaune, yra pilnai naujai perdažyti ir ištiesinti. Su naujom padangom. Tai planas paprastas. Šiandien vakare pasidarom išvadas, ryte sutvarkom mašiną ir gazuojam. Deja, šį kartą mūsų yra mažai, klasėje 4 mašinas. Labai ironiška, kad išgelbėjo senas civikėlis ir Lukėlis. Korteko čia nesąmonė atvežė kažkokiu. Dabar turėsim porą oficialių treniruočių ir kvalifikaciją. Bet mes rasgam tokį planą, jeigu matom, kad per treniruotės mes nelabai galim pasivyti varžovų, galbūt važiuosim Eco Mode su naudotom padangom. Kvalifikacija tikriausiai, gal net ir reisus. Man neužteko pinigų pabaigti sezoną. Gamybinis brokas. Išgirdau, kad lopatuoja. Tai reiks naujas dėtis. Taryba nusprendė, dėsim naujas padangas su naujais ratais. Bet tik priekį, nes mes taupom.
kvalifikacija buvo mano išsigelbėjimas, nes pagaliau naujos padangos. Minutė 30,5. Tai yra mano pats geriausias laikas, kokį aš esu įveikęs. Ir tas pasitikėjimas savim vėl grįžo. Tai Skirmantas įvežė 29,7, kažką tokio. Kairo 29,1, tai man dar sekundės arba pusantros trūksta. Bet džiaugiuosi, kad bent jau savo pačiam aš laimėtojas. Tai mano nuomonė, dviejų padangų pasirinkimas man atsipirko visai, nes priekį, kai naujosios tikrai suteikia pasitikėjimo ir kabiną, o galas, tai yra vėlgi dėl eko priežasčių, bet jisai labiau slysta ir man šiek tiek maloniau, kai slysta iš padangos, o ne iš nervingumo automobilio kokio nors. Vienoj sesijoje teko susitikti šitą Civicą, dėja jis turėjo negražią tokią baigtį, bet matau, kad susitvarkė. Bet buvo taip, nežinau, ar tai buvo priežastis, ar tai buvo pasiekmė. Tai tas laikas minutė 30 šiaip yra personal bestas mano ir realiai laukiam tiesiog lenktynių. Orestas Burgaila šiek tiek atsilieka ir gan smarkiai atsilieka dėl to, kad variklio galios trūksta. Matyt, kažkas negerai. Tai realiai lenktynėse tikslas būtų taip ir likti galbūt trečiam. Labai norėčiau būti bent kažkur arčiau, galbūt plius minus Juliaus ir Kairo, bet tai yra sekundės klausimas ir per 12 ratų tai yra 12 sekundžių. Nebent jie kaposis ir sugebėsiu būti arčiau jų.
and Kallas is already escaping from Glyobavicius, letting him far back. And going side by side through bridge. Despite being from another class now, he's not forcing the issue. But Weissman has really performed miracles during the first 2 laps. Glyobavicius in black Honda Civic is a leader in PTC1, and Weissman is overtaking, is going to overtake. Take Shablinskas now. Shablinskas again being from different... no, not that easy. Shablinskas actually overtook Rinald Kutnis himself in turn. Weissman was forced to wait for his move. O damage'as toks, vėl viso kampo splitterio nėra, mano ką tik naujo gaminto splitterio, su naujais tuneliais, su naujais visais dalykais, nėra. Ir čia endplate'as metalinis, jo kaip matot, kad ir kaip žiūrėsi, jo čia irgi nėra. Labai brangu buvo jį išsipjaut. Nu, kitoj pusėje, kur su Burgaila susikibau, biški ratlankis, biški, bet tik biški, naujai dažyti ratlankai, ir endplate'as vos palinko, tai atitiesinom. Tai šitoj pusėje bent jau damage'as nedidelis. Žodžiu, Race 1 užlijo ant starto, klasika, ir nedėjom lietaus padangų, nes lijo mažai, bet vis tiek susidarė ta plėvelė per tą naują asfaltą ir buvo beveik neįmanoma važiuoti. Taip pat tas lietus ant kelio neįtikėtini purslai. Mes pirmi vos neišvažinėjom tą lietų ir visą pakėlė į viršų ir buvo beveik neįmanoma važiuoti. Tai iš pat pradžių vieną ratą pravažiavom ir red flagas, nes dėja Julius Skirmantas su balto Civicu susirėmė, jei neklystu, su BMW ir stupica lūžo, dėja out of the game šiandien. O po restarto pirmam rate tokie purslai buvo, taip užrasojęs buvau ir visa kita, kad nemačiau Oresto. Jisai lindo prieš tiltelį prieš mane
ir tiesiog susikibau, tai tikiuosi jam ten nieko tokio. Ir po to prisivijau BMW NSM, kurį mes vadinam nesąmonę, ir jis nelabai manęs užleist norėjo, nu taip, čia lenktynės, čia nebūtinai būtina užleist, bet aš jau buvau beveik įstikinęs, kad aš buvau įsikišęs jau savo snukį, tai nežinau, labai durna situacija, labai to nereikėjo iš tikrųjų, bet lenktynės išgyventos, tai jau iš Kauno žinom kaip, taisom splitterį ir ruošiamės antrai lenktyniai, kaip aš nenoriu prieš Lenkiją dar vieną splitterio gaminti. Is still in second, so Kallas. Oh, there is contact between two red Honda Civics, I think, and it was Artis Weismanis. Veidrodėlį! And that is poor old Simo Lind, whose Honda Civic is smoking on the main straight and towards turn 1 and 2. And his race is certainly over. And his engine is certainly over as well. And there is fire behind. Yes, under the car there is fire, so. In this smoke. Oh, and the track is really slippery, and Andrei Kuznetsov, oh, barely. No, he couldn't avoid the collision with the barrier. At least it was just a slight one. And yes, there is red flag out, and it probably means that Simo Lind will keep his position, and there are other cars out where he has a red flag. And that was Arvis Putnic who flew off the track as well, because there is a lot of oil on the track if car is smoking. Reis 2. DNF nefinišavau, nes reisas pasibaigė po 7 ratų dėl ten ugnies trasoje ar something or other. O aš turėjau sustot, nes pirmam posūkį yra herojų, kurie nori aplenkti per išorę, bet tiesiog kerta man per priekį ir tiesiog taip nutinka. Tai etape lieku 3, nes antrą lenktynę jokių taškų neatnešė ir Orisas Burgaila 2 ir jei neklystu čia vienas pirmųjų, jo gal podiumų bacė, tai tikrai sveikintina. Bet man pačiam yra kartėlis. Kartėlis dėl šitos situacijos, nes tiesiog taip nebūna ir tai yra jau antras kartas, kada su tuo pačiu automobiliu mes susitinkam lygiai taip pat, kai jis per mano priekį bando praleisti.
Realiai damage'as nėra baisus, tiesiog apibraukyti, žinai, lipdukai ir dažai ir biškis sparnas, bet, nu, nieko tikrai baisaus. Nežinau, iš kur šitas pradėjo jogą daryti, bet jisai ją daro. Bet liūdniausia yra dėl kosėjaus vėl. Ką tik tvarkiau, jau virinti 3 kartus, bus virinti 4 kartą. Nu, bet dar vienas trofėjus į lentyną, mažesnis. Gerai, vietos gal daug nebuvo, staupysiu vietos. Tai va, pabaigiam etapą. Vis tiek išlieko 2 čempionate, bet tai reiškia, kad matematiniai šansai, pavyzdžiui, Orestui yra mane pagauti, tai teks važiuoti į Lenkiją, tai labai eko varianto nebus. Ir pasiruošimas jau turės prasidėti jau ryt, nes reikia sustvarkyti mašiną. Tai iki kitų kartų.